Sveiki, aš Austėja. Esu archeologų šeimoje gimusi, senoje Lietuvos sostinėje augusi, keliautoja laiku. Mano kelionės prasidėjo nuo mažų dienų besisukant Kernavės archeologų perkasuose, o vėliau įsiliejant į unikalų istorinės rekonstrukcijos gyvenimą. Tai pati tikriausia laiko mašina, paremta mokslu, eksperimentais, patyrimais ir vaizduote. Šiandien vėl kviečiu Jus kartu pasinerti į praeities žmonių gyvenimą. Laidoje keliausime nuo seniausių laikų ir ankstyviausių archeologinių atradimų. Kalbinsime mano gerus draugus bei kolegas, kurie supažindins Jus su praeities rekonstrukcija, padės mums spręsti archeologinės mįsles, parodys pačius įdomiausius praeities radinius bei išduos dar tikrai Jums negirdėtas senovės paslaptis. Pirmasis ir svarbiausias įrankis istorinės rekonstrukcijos pasaulyje man buvo peilis. Pirmąjį savo peilį gavau už gero kolegos rekonstruktoriaus Makso. Anuomet rekonstrukcinio peilio svarbą supratome kiek mažiau nei dabar. Po daugybės tyrimų ir eksperimentų suvokėme, kad peilis ankstesniais laikais žmogaus gyvenime užėmė svarbesnę vietą nei dabar. Jei reikėtų sudaryti populiariausių archeologinių radinių 10 ar net 5, į jį patektų peilis. Nuo akmens amžiaus iki viduramžių peilis neatsiejama vyro, moters ir vaiko aprangos detalė. Tikrai nešiojama ne vien tik dėl grožio. Be peilio liksi alkanas bendruomenės šventėse, nebent jį tau trumpai paskolins kaimynas. Tuo nesunku įsitikinti rekonstruktorių rengiamuose puotuose. Peilio funkcinės savybės šių laikų žmogui, kaip ir protėviams, aiškios ir suprantamos. Tik gal kiek rečiau tenka atlikti anuomet įprastus darbus. Nupjauti suverptą vilnos siūlą, išdarinėti medžioklės laimikį ar pasmeigti ant laužo iškeptos mėsos gabalą. Netiesa, kad peilis tai savigynai ar priešui žudyti skirtas daiktas. Tam buvo gaminami koviniai peiliai. Rekonstruktoriai patyrė, kad su tokiu įnagiu prie stalo nepatogu nei mėsgalio pjaustyti, nei duonos raikyti. Žmogus pasikabinęs peilį ant juostos kitiems bendruomenės nariams tikrai neatrodė keliantis grėsmę ar pavojų. Turėti peilį anuomet buvo taip pat įprasta kaip šiais laikais mobilųjį telefoną. Tik peilio modeliai keitėsi žymiai lėčiau nei telefonų. Štai tokius peilius nešiojo Lietuvos gyventojai akmens amžiuje. O po kelių tūkstančių metų turtingos kuršių genties atstovai puikavosi štai tokiais peiliais. Tai archeologinio radinio kopija. Ją pagamino peilių meistras Vykintas Motuza. Geležtę peiliui nukalė Georg Breitenbucheris. Peilis aptiktas Kretingos rajone, tyrinėjant Genšų kapinyną ir dabar saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Tuose makštyse ir buvo taip jau ornamentuotas. Tai vat jisai, kadangi taip gerai vat išlikęs, nes jisai va, o ir galas jau aš. Pirmąjį peilį žmogus pagamino akmens amžiuje. Taip atrodė dirbtuvės, o jas atkūrė rekonstruktorius Gvidas Lach. Kaip ir anuomet, tobula žmogaus ir gamtos sintezė. Tiesa, rasti tokią vietą pavyko ne iš pirmo karto. Kelios būtinos sąlygos akmens amžiaus meistro dirbtuvių rekonstrukcijai. Netoliese vandens telkinys, smėlėta sausa kalvelė ir miškas aplink. Tokias vietas mėgo akmens amžiaus žmonės. Ir estetiška, ir praktiška. Yra atveju, kad pavyzdžiui kažkokį tai dirbinį reikia pagaminti staigiai ir žmogus atsisėda ir pagamina vieną dirbinį. Man teko tokį vieną kasinėti objektą, kur prie
upelio ištekančio iš buvusių, dabar jau durpynų pavirtusio buvusio ežero, žmogui reikėjo pagaminti vieną dirbinį. Čia yra pati seniausia gyvenvietė prie šito ežero buvusi. Pradžia buvo čia. Čia buvo tiesiai pataikyta ant židinio ir prie židinio čia visokie mėtėsi titnagai. O čia upelio rėva, taip. Tai vat, faktiškai viskas ir yra tarp dviejų upelių. Tik tas upelis jau išdžiovęs. Jis čia teka iš tokios nedidelės pelkutės, irgi buvusi ežerėlio čia aukščiau. Tarp dviejų upelių buvo patogu sėdėti. Visko buvo ir skaudos, ir dirbinių, ir skelčių, ir retušuotų dirbinių fragmentų. Nu, matosi, kad kauliukų degintinių, matosi, kad gyventa. Jis atsisėdo, skaldė, pagamino tą dirbinį, skeltis visas mėtosi kažkur metro spinduliu, kurį jis skaldė ir jis išėjo. Jokios ten gyvenvietės nieko nėra. Tai yra, sustojo tuo momentu kažką jam reikalingo iš pas save matyt turimos žaliavos pagamino ir iškeliavo. O ten jau, kur gyvenama pastoviai, tai mes turime tų atliekų daug ir mes matome ir galime analizuoti visą procesą. Ir dar mes galime iš tų nuoskalų sudėti tą pirminį skaldytinį. Čia yra sudėtingas darbas, bet labai įdomus. Jis ir padeda eksperimentatoriai pažinti tiksliau technologiją. Ta nuskelta, galiausiai šitos dvi pašalintos. Na ir po to suformuota, iš šono buvo nuimta kupra, kuri buvo iškilusi. Tada iš aikštelės suformuotas buvo numušta pirmoji skeltė, galiausiai antra skeltė. Titnagas ir iš jo pagaminti dirbiniai beveik nepaveikus aplinkai. Atskirti prieš tūkstantmečius pagamintą titnaginę skeltę nuo 21 amžiaus kopijos gali tik įgudusi akis. Visos titnago nuoskalos, jau nekalbant apie dirbinius po rekonstrukcijos, buvo kruopščiai surinktos. Akmens amžiaus meistrui tobulai sutvarkyti savo darbo vietą nebuvo jokio poreikio. Tada archeologai, fiksuodami visas stovyklavietėje aptiktas gamybos atliekas, gali nustatyti, ar meistras čia buvo apsistojęs trumpam, ar darbavosi ilgesnį laiką. Titnago dirbiniuose atsispindėjusios technologinės naujovės padeda šių dienų mokslininkams nustatyti paleolito, mezolito ar neolito atstovas pagamino vieną ar kitą daiktą. Tai laikai, kai tarp žmogaus gyvybės ir gamtos buvo galima dėti lygybės ženklą. Akmens amžiaus dirbtuvėse gamybos priemonės ir žaliavos taip pat iš gamtos. Elnio ar briedžio ragų dalys, medžio kuoka, odiniai rūbai apsaugai nuo proceso metu iš šonus lakstančių aštrių titnago skeveldrų. Šiandien radę tokį titnago luitą tikriausiai nekreiptume dėmesio, o anuomet tokios radybos būtų tikras lobis. Pirmiausia, kaip nustatyti, ar titnagas yra geras ar blogas, tai pagal garsą. Kuo yra skambesnis, aukštesnis garsas, tuo yra kokybė geresnė. Tai reiškia, kad nėra jokių įtrūkimų viduje, tai galima puikiai kontroliuoti smūgio jėgą. Jeigu yra duslus garsas, pavyzdžiui, kaip akmuo į akmenį, štai toksai, tai reiškia, kad kokybė yra ganėtinai prasta. Galima nuimti žievę, kaip matom, jinai padengta tokia balta medžiaga, tai čia yra jo žievė. Tai va, taip atrodo jo vidus. Tai pabandysim padaryti gal iš didelės nuoskalos patį skaldytinį. Va, dabar yra gerai. Turim dabar tokį skaldytinį, tiksliau, dar neskaldytinis, dar tik tais nuoskala. Tai dabar nuimsiu žievę. Tik išmanant titnago struktūrą ir mokant naudoti įrankius, pavyks nudaužyti netinkamus sluoksnius ir prisikasti iki tos vietos, kai pažyra įrankiams tinkamos skeltės. Šiandien žinome, kad skaldant titnagą į kvėpavimo takus patenka kenksmingos sveikatai silicio dulkės.
Akmens amžiaus meistrui tai nerūpėjo. Iš tokių skelčių jau galima formuoti gremžtukus, strėlių antgalius, o kelios skeltės būtų panaudotos peilio gamybai. Peiliai buvo naudojami ir su įtvarom, ir būdavo apvyniojami su oda. Galėjo būti ir tiesiog dervos riebiai užlipdyta ant rankenos ir tiesiog naudotas toksai kaip įtvaros būdas. Kitas būdas, kuomet yra naudojama tošis ir yra dalis nuvyniota ir tokių radinių pasitaiko. Ir žinoma, kad pagal trasologinius pėdsakus yra įvairūs kiti įtvėrimo būdai. Pavyzdžiui, kai yra įtverta tik tais iš apatinės skeltės dalies, tarkim, tai viena apačia yra visiškai nepažeista, o ta darbinė dalis yra pažeista. Yra taip, kad yra pažeista tik tais trečdalis pačio ašmens. Tai irgi matomai, kad galėjo būti vienas iš tokio principo naudojamas. Žinoma, jisai galėjo būti ir įtvertas kaip tradiciškai kaip toksai ir durklas, kuris yra labiau pagal pačią formą ir funkciją, jisai yra labiau toksai bronzos arba vėlyvojo neolito daiktas. Įgudęs dabartinis rekonstruktorius gali pagaminti puikiai, gali įvairiai nuo skaldytinio, įvairiai gali nuskelt taisyklingos formos skeltę. Pirmiausia gamina, ruošinį skaldinį, paskui iš jo gali, čia jau daug nuskelta, čia likutis, čia būtų tokie kūginiai skaldiniai su viena, dviem aikštelėm. Gali mušimo, gali spaudimo būdu išgauta skeltė ir jis gauna pirminį dirbinį arba rošinį, taip jį galim pavadinti, kuris iš karto tinkamas darbui. Mes su jo galime pjaut, jis labai aštrus. Vėliau mes turime jį jau pataisyti, retušuoti, mes turime jo ašmenim suteikti kažkokią tai jau kitą truputį formą, mes tada spaudimo, retušų, spaudžiam, suformuojam ašmenis, mes galim jį pritvirtinti prie kokios nors, pavyzdžiui, medinės arba raginės rankenos, kad būtų patogiau. Ir jau konkrečiai gaminti specialų dirbinį skirtą kažkokiam konkrečiam darbui. Akmens amžiaus specialistai turi labai didelį asortimentą tų dirbinių ir jau aukštutinėme paleolite tas asortimentas labai išsiplėtė. Originalą panašų į Gvido pagamintą peilį teko matyti Šventininkų vietovėje Kaišiadorių rajone. Netoliese Kalvių ežeras, o slėnyje dabar apaugusiame vešlia žole kadaise tyvuliavo vanduo. Ežero pakrantėje vietoje archeologų perkasos akmens amžiuje stovėjo žmonių būstai. Gausus radinių kultūrinis sluoksnis. Titnaginiai strėlių antgaliai, gremžtukai, grąžtai išmesti arba pamesti. Tūkstantmečius pragulėję dumble dabar atsidūrė archeologų rankose. Kolekcijoje vienas mane dominantis radinys. Ko gero, kaip peilis naudotas. Kaip peilis naudotas, bet šiaip labai neilgai naudotas, nes labai aštrios šitas briaunas, labai būtų dar čia patrupėjęs, jeigu jis būtų ilgiau naudotas kaip peilis, tai taip atrodytų. Tai chronologija nėra jų labai aiška. Aš tai būčiau linkęs galvoti, kad čia neolitinis visgi daiktas, jau yra vėlesnis negu tuo labiau, kad ir tas galas yra viršutiniam skeltės gale, reiškia tas galys padarytas. Tikrai atrodo ne šitoje gyvenvietėje padarytas, nes tokio dydžio titnagų čia nelabai daug buvo. Kaip atskirti, ar tai daiktas pagamintas dabar įgudusio rekonstruktoriaus, ar tai daiktas pagamintas prieš daug tūkstančių metų, pas mus tai gali būti ir prieš 12, ir prieš 10 tūkstančių metų, ir prieš 6 tūkstančius metų, ir dar vėliau, nes visiškai išeina iš apyvartos titnagai turbūt tik 19 ar 20 amžiai, kai kam naudota, pavyzdžiui, gintaro apdirbimui labai ilgai naudoti ašmeniniai titnaginiai, o tokie
nelabai charakteringų formų naudoti dar ir geležies amžiuje kažkokiems specifiniams darbams, bet pagrinde tai yra pagrindinis atributas, aišku, akmens amžiaus. Kaip atskirti? Aišku, geriausia atskirti, jeigu tie dirbiniai, tie titnagai, jie yra surasti sistemingų archeologinių kasinėjimų metu, kontekste, ir mes ten matom kažkokius tai židinių pėdsakus, kažkokias tamsesnės dėmes likusias nuo įgilintų būstų, jeigu tai yra viskas iš archeologinio konteksto. Bet ne visada yra tokia situacija ir įsivaizduokim smėlinės gyvenvietės, kur yra pustomi smėlynai, ten paviršiai visko yra ir visi radiniai persimaišę. Ten gali būti ir geležies, ir bronzos, ir akmens amžiaus dirbiniai. Tai tokios nestratifikuotos, be aiškios sluoksnių struktūros gyvenvietės, na, jas sunkiai interpretuojamos. Tik tai pagal tipus dirbinių, kad va šitie būdingi paleolitui, šitie mezolitui, ten, pavyzdžiui, kokie nors mikrolitai, o čia charakteringi su plokščiu tokiu retušu, jau jie bronzos amžiaus. Tik tai tą mes galime pasakyti. Dabar dar vienas momentas patina. Tai vėl nėra kažkoks visuotinis dėsnis, bet visumoje, jeigu mes randame titnagus iš tokio melsvumo atsiduodančio titnago ir jis pasidengęs storą balkšvą patiną, mes galime pasakyti, taip, čia patys seniausi, čia paleolitiniai, jiems 10-12 tūkstančių metų, gal net daugiau. O visai be patinos yra naujesni dalykai. Grįžtame į Kernavę. Aukuro piliakalnis. Šiek tiek žinantiems istoriją nebus didelė naujiena, jei pasakysiu, kad šioje vietoje stovėjo kunigaikščio pilis. Archeologiniai tyrimai rodo, kad žmonės nuo šios kalvos vaizdingomis apylinkėmis grožėjosi žymiai anksčiau. Pirmieji lankytojai stačius kalvos šlaitus įveikė akmens amžiuje. Kernavėje akmens amžius yra labai ryškus. Faktiškai, kokį objektą bekasinėtumėm, kokio laikotarpio objektą betyrinėtumėm, mes susidurėme su akmens amžiumi. Tas pats Aukuro kalno piliakalnis lygtais ir apgyvendintas vėliau, bet vat, ir šiemet vykdydami tyrimus aptikom nuoskalų, rodančių, kad akmens amžiuje kažkokia veikla ten vystyta taip pat. Na, o jau jeigu kalbėjant apie pačias pakrantės Neries upės esančias aukštumėlės prie upės, tai ten taip, ten yra itin ryškus mezolito laikotarpis. Turime ir neolito radinių pavienių, tas pats bronzos amžiaus kapai. Tai ypatingai vykdydami tyrimus arčiau upės, kas tai bebūtų, ar Semeniškių pilkapynas tas pats, ar tarkim daugiasluoksnė gyvenvietė, kuri turi ir viduramžių antstatą, ir geležies amžių, mes visada aptinkame ir tuos pačius skaldytinius, ir vienagalius, ir dvigalius, ir įvairiausių tipų strėlių antgalius, 100 tūkstančius nuoskalų, skelčių, peilių. Taip, akmens amžius egzistavo, kadangi tos vietos yra labai patogios gyvensenai, neturi Neris kaip komunikacinė arterija ir ten mes matom tokį įvairių laikotarpių kultūrinį pyragą. Visa tai yra neretai vienoje vietoje, visas epochų spektras. Ir akmens amžius užima tikrai ryškią poziciją. Iš Kernavės keliamės į kitą Neries pusę. Prieš kelis dešimtmečius šioje vietoje buvo vėjo pustomi smėlynai, dabar apaugę vešliu mišku. Miškas paslėpė įdomų archeologinį objektą – Mitkiškių senkapį. Tarpukario nuotraukoje užfiksuota, kaip senkapyje radinius su savo mokiniais renka mokytojas Andrius Čiurinskas. Šiandien tik apytiksliai galima atsekti buvusių kasinėjimų vietą. 1924 metais čia apsilankiusiam archeologui, karininkui, rašytojui ir Lietuvos proistorijos populiarintojui Petrui Tarasenkai sekėsi žymiai geriau. Tyrimų medžiagą jis publikuoja žurnale Kultūra, o vienas radinys net ir šiandien būtų prilygintas archeologiniai sensacijai. Žvalgydamas jis rado ten nemažai titnagų. Kaip ir šitam Kernavės krante, taip ir Mitkiškių krante yra nemažai titnagų. Yra keramikos, ten daugiau yra keramikos, tame tarpe jis rado ir vidvelinės keramikos, kur tokia charakteringa eglutė. Ir paskui rado vieną geležinį peiliuką tarp tų visų radinių. Na, tuo metu tas peiliukas tai jam pasirodė kaip labai
ypatingas radinys, nes jis pamatė, kad peiliukas ne šiaip savo peiliukas, o jame dar yra išgraviruotas, iškaltas kalvio eglutės ornamentas ir kažkokias įkartėlės dar ant peilio nugarėlės, nedidelis toks geležinis peiliukas su tokiu ornamentu, o ornamentas toks pat kaip ant akmens amžiaus keramikos, pagalvojo Petras Tarasenka, reiškia, tai yra turbūt pirmas seniausias pas mus peilis ir tada gimė hipotezė, kad galbūt jie dar neturėjo geležies, kad čia iš meteoritinės geležies padarytas daiktas, nes panašu, kad Tarasenka žmogus labai apsiskaitęs, labai besidominantis archeologija, žinojo, kad ir senovės Egipte yra pavienių dirbinių faraonų kapuose labai brangių iš geležies meteoritinės pagamintų. Taip ir čia tokia pat mintis jam kyla. Mitkiškių peiliuko rekonstrukcijos misijos ėmėsi mano kolega Tomas. Rekonstruktorius su ilgametė patirtimi atkūręs ne vieną praeities žmogaus dirbinį. Surinkę visą turimą informaciją apie Mitkiškių peiliuką, keliaujame pas Tomą. Tomas Vosylius rekonstruktorių pasaulyje žinomas kaip peilių ir kalavijų meistras. O užsukusi į jo dirbtuves Kaune, pirmas daiktas, kurį išvydau, buvo siaurašmenis kirvis. Būsimojo paminklo maketas tilpo ant stalo, o dar vienas milžiniškas kirvis kabėjo palubėje. Tokia buvo paminklo kirvis pradžia. Paminklas jau stūkso Liškiavos piliakalnio papėdėje. Idėją šiam darbui pasiūlė nežinomas karys. Tokį unikalų kirvį puoštą ornamentu prieš daugiau nei 1000 metų nešiojęs pietų Lietuvoje. Mitkiškių peiliuko geležtės kopija. Toks darbas šiandien laukia kalvio. Brėžinys ant popieriaus lapo. Originalo nuotrauka kompiuterio ekrane. Beje, Mitkiškių peiliukas saugomas Vytauto didžiojo karo muziejaus fonduose. Po to būsimojo peiliuko trafaretas ant skardos lakšto. Tomas pasiūlo gaminti 2 kopijas. Apsidraudžiu ir sutinku su siūlymu. Teko girdėti, kad geležis kartais net ir įgudusiam kalviui pakoreguoja darbo eigą ir rezultatas būna ne toks, kokio tikėtasi. Darbo laiką planavome 3–4 valandoms. Užtrukome 6. Ne ką greičiau šią užduotį būtų įvykdęs ir viduramžių kalvis. Šito peilio gamyba visiškai nesiskiria nuo kitų peilių. Čia gal ta puošyba paprastai visados, kada yra puošyba, tai aš suprantu, kad ją seniau darė žymiai paprasčiau ir nematavo ir nežiūrėjo. O kadangi norisi kopiją turėti maksimaliai artimą prie originalo, tai čia teko ir pamatuoti, teko ir manau, kad iš principo tai tik tai, kad meistras seniau galėjo nukalt, įkalt kaip jam išėjo, nes čia grožis ne milimetruose, o iš esmės. Ornamentuotas peilis, tarkim, vis tiek gražiau. Pagal dydį, pagal viską tai yra tiesiog buitinis, galėjo būti netgi kasdienis naudojimo peiliukas. Peilio gamybos procesas atliekamas ne tik kalvio, tad tolesniam atkūrimo procesui keliauju pas kolegą peiliadirbį Vykintą. Dirbtuvėje Anykščių miškų apsuptyje Vykio rankose atgimė ne vieno archeologinio peilio rekonstrukcija. Tad čia atvežiau ir Mitkiškių peiliuko geležtę. Čia yra labai tokių keistų dalykų su tais, ypač tais ornamentuotais peiliais. Apie 13 amžių išplinta tie ornamentuoti peiliukai ir skustuvai, barzdos skustuvai. Tik tai tiek, kad užriesta į kotelę, skustuvai padaryti taip pat, užriesta į kotelę ir čia yra skylutė ir jie užsilenkia į kriaunas. O tiesiog patogiau skustis, nes tu gali paimti, reiškia, tau sutrumpėja rankenytė, tu gali skustis.
Tai tau peršasi mintis, kad Mitkiškių šitas peiliukas buvo higieninis, sakykime, ne? Ne. Ta prasme, tai yra paprastas peiliukas. Aha. Ašmens dydis nuo funkcijos nepriklauso. Tu gali su tokiu peiliuku pilnai viską daryti, tik tai tau daugiau judesių reikės. Jų daug kur atsiranda tų peiliukų. Būtent to laikotarpio, apie 13 amžių. Ir išplinta tie po visą Lietuvą. Reiškia, atsiranda Žiemgaloj, Kurše, Žemaitijoje, va tie, reiškia, labai staigiai. Toks įspūdis, kad labai staigiai. Prasideda kryžiaus karai prieš baltų šalis. Reiškia, visokie metalo bargai, prekyba ir taip toliau. Nu tai aplamai, po to mes 250 metų gyvenam karo sąlygom. Skaityk ten. Rodo praktika, kad prasidėjus karams yra surenkama geležis visa, laisva. Aišku, kam? Taip? Iš namų, reiškia, iššluojama viskas, kas yra laisva, kas nebūtinai reikalinga tuo metu. Tam, kad jos, nu vis tiek, tas išgavimas ir darimas daugiau užtrunka. O čia yra laisva geležis visur. Galėjo būti taip, kad peiliam lieka tokie nedideli, žinai, dalykai. Jeigu taip pavyzdžiui, iki to laikotarpio ten būdingiausias peilis, reiškia, ne miestiečio, o tokio normalaus provincijos gyventojo, buvo kažkas panašaus į šitą va. Va, čia va yra tipinis rytų Lietuvos peilis, jie buvo ilgesni, mažesni, bet va pati forma, va tokie ilgi, smailus, vis tiek jie būdavo daugiau mažiau, žinai, sprindžio dydžio. Čia yra ilgesnis, reiškia, tai nėra kažkoks tai tenais kovos būtinai peilis ar taip toliau. Tai yra normalus kasdieninis peilis, kurio žmogui reikėjo. Universalus. Ir staiga viskas pasikeičia, staiga atsiranda masė tų ornamentuotų peiliukų, skustuvų. Kažkas labai staigiai keitėsi, kad visiškai pasikeitė tradicija. Kaip ir minėjai, pagal pasikeitusią gyvenimo būdą keičiasi ir peilis. Ne visos kultūriniuose sluoksniuose aptinkamos peiliuko geležtės turi ornamentus. Galima teigti, kad tokio tipo radiniai, netgi vertinant visą rastų archeologinių geležčių kolekciją, pasitaiko gana retai. Įsitikinau, kad padaryti geležtėje ornamentus tai kruopštus papildomas darbas, kuris peiliui, išskyrus estetinę, jokios kitos praktinės naudos neprideda. Vis tik išskirtiniai peiliukai su ornamentais labai tikėtina buvo pagaminti tik išskirtiniams bendruomenės nariams. Peilių meistras Vykintas, pagaminęs 10 tokių peiliukų archeologinių kopijų, turi savo versiją. Čia daug fantazijos, bet kad sureaguoja peilio tradicija, sureaguoja į tą ribą, reiškia 13 amžiaus, žinai, reiškia visokias politinės suirutės, nu tai negali būti šiaip sau, nes mažas peiliukas ornamentuotas, bet jų iki tol tokių nebuvo. Tai galėjo būti centralizuotos kariuomenės kūrimosi požymis, kai reiškia tam tikra dalis kariuomenės turi atrodyti pagal uniformą. Pagal statutą. Taip. Ir tu turi turėti pagal statutą tam tikrus dalykus, kuriuos, nu dabar mes irgi ten visi turim tam tikrą, tarkim, kariais, visi, kas tarnauja kariuomeniai, turi tam tikrus dalykus, kuriuos privalo turėti. Vienas standarto tą. Išplitimas, reiškia, rodo apie garnizonus. Centralizuotas kariuomenės garnizonus. Žiemgaloj, Kurše, žmonės, kurie galbūt verbuoja, kurie apmoko artimi karaliui kažkokie kariai, žinai. Tai tas Mitkiškių peiliukas, jisai nėra unikalus, tokio tipo peiliukų yra pilna rytų Lietuva, jų primėtyta visur ten. Čia labai įdomus dalykai. Jie dažnai būna su ginklais, ta prasme, randami vyrų kapuose. Tai jeigu juos išanalizuoti, tai čia gali būti labai įdomi tokia potekstė, reiškia, istorinis momentas. Nes tie peiliai iš tikrųjų jie reaguoja į daug dalykų. Tai čia niša, niekas tokio didesnio darbo, tyriamojo apibūdinti. Peiliai aplamai labai apleisti, jos ten kažkaip tai tyria, analizuoja tik tai pagal išvaizdą. Reiškia, nusklemta nugarėlė ar tiesi nugarėlė. Smaigalys, taip, ašmenys, pentis, čia va, vadinama pentis ir įkotė. Puošta matosi iš vienos pusės ir dauguma jų yra puošta iš vienos pusės. Tiesiog tai paprasčiau, pasidedi ant priekalo gulėjo, čia kol negrūdintas, reiškia, jisai atkalė ornamentelį ir viskas. Geležtę paversti peiliu.
toks buvo mano apsilankimo Vykinto dirbtuvėse tikslas. Peilį visą laiką, arba dažniausiai, arba jeigu kalbėt apie meistrus, tai gamindavo 2 meistrai. Už galutinę produkto kainą visą laiką buvo atsakingi peiliadirbiai. Aha, jau paskutinė stadija. Nu taip, pas peiliadirbį dirbtuvės, čia kadangi peiliadirbio dirbtuvės, tai atkeliauja jau yra žaliava, tai yra geležtėlė, užgrūdinta ir užgalasta. Toliau čia jau tokios skaitosi kaip švarios dirbtuvės, reiškia, tada darai kriaunas ir makštis, kad iš geležtės gautųsi peilis. Nusprendžiame, kad rankena bus daroma iš medžio. Rauplėtojo beržo porūšis yra. Pasirinkau šį kartokį, gerai apsidirba, bet yra visiškai neskalus. Kadangi estetika reikalauja, kad rankenytė tokia geležtė būtų pakankamai plona, tai tu negali naudoti bet kokios medienos. Tikėtina, kad originalo rankena taip pat buvo medinė. Įvertinusi beržo kamieno gabalą, iš kurio buvo pagamintas ruošinys, turiu progą stebėti visą peiliuko rankenos gamybos procesą. Žmonės galvoja, kad tais laikais nebuvo jokių įrankių, viską reikėdavo deginti kažkaip tenais, reiškia, grūst, deginti, reiškia, taip toliau, bet turbūt dalis žmonių taip ir darydavo, nes yra visokių peilių randama. Matosi, kad žmogus daręs pats, kaip ir dabar, ne, ir daręs meistras. Tai labai iš karto didelis skirtumas. O meistras nuo paprasto namūdinio žmogaus, kuris radęs geležtėlę ar gavęs iš kažkur pasidaro viską pats, skiriasi to, kad jis turi įrankį ir moka jo naudotis. Tai jis padaro viską dailiau, tvarkingiau ir patikimiau. Ir ilgamžiškiau tada gaunasi. Taip, ir patogiau, taip. Tai va, tai tiesiog reikia dabar panardinti šitą įkotėlę į medinę kriauną, kadangi didžioji dauguma peilių buvo medinės kriaunos. Nu ką, dabar yra kriaunelė suformuota, reikia įklijuoti. Tai va, čia yra vadinama peiliadirbių derva. Peiliadirbio dirvos sudėtis. Pagrindas. Rišantis ir klijuojantis elementas degutas, pagamintas iš beržo tošės. Priedai, išlydytas bičių korio vaškas, sutrinti pelenai, sutrintas klinties akmuo, sutrintas džiovintas briedžio mėšlas. Ir tu tada, reiškia, susireguliuoji, kad tau būtų toksai tave tenkinanti konsistencija šito dalyko. Nu ir jisai karštas, jisai atšyla, virsta tokia košelė, tada tiesiog reikia biškį pašildyti įkotę. Nebūtų šilta, bet negalima perkaitinti, nes tada atsigrūdina ašmenis. Aš noriu išgrydinti ir išryškinti ir suprasti Lietuvos peilidirbystės tradiciją, kuri užgesus su įsiliejimu, nesavanorų įsiliejimu į Rusijos imperijos ribas. Aš manau, po sukilimų visą laiką tokie dalykai yra gesinami. Jeigu tai yra bent kažkokią tai turi nacionalinę vertę, tarkim, savimonės, ne? Nes, pavyzdžiui, iki 16 amžiaus yra dar žinoma, kad 16-17 pradžia dar dėti į kapus jie. Ir jie realiai pagal geležtės formą rytų Lietuvoje nesiskyrė nuo tų, kurie atsirado iš karto po bronzos amžiaus. Beveik nesiskyrė net forma, ta prasme, tai yra ištisinė tradicija ta pati, beveik 2000 metų. O po to jas taiga dingsta, tiesiog žmonės pradėjo skurst. Peilis jisai aplamai, peilis jisai labai reaguoja į bet kokį gyvensenos pasikeitimą. Jeigu yra nenutrūkstama ta pati gyvensena, tu, pavyzdžiui, ten gyveni, augini žirgus, reiškias, prekiauji žirgais, kažkokiais ten dar, žinai, kažką ten sezoniniai darbai, kažkokie pasimedžiori, ir tu taip darai jau daug metų, tai tas peilis ir nesikeis. Bet jeigu tu persikeli į miestą, iš karto tau tokio peilio nebereikia, supranti, tas peilis yra, toks beprasmiškas, tu gali iš jo miestiečių peiliukai paprastai būdavo nedideli. Reiškia, jie ten specializuoti meistrai kažkokie, žinai, ir jiems ten kažkokie šiaip miestiečiai, žinai. O tai Mitkiškių peilis, jisai miestiečiai yra peilis, jis mažiukas. Čia yra labai aplamai, apie šitą galima daug šnekėti. Čia yra labai tokių keistų dalykų, su tais, ypač tais ornamentuotais peiliais. Archeologija tuo ir žavi, ji pilna paslapčių.
Rekonstravus Mitkiškių peiliuką, reikėjo išsiaiškinti, kodėl žymus tarpukario archeologas Petras Tarasenka šį akivaizdžiai viduramžiais pagamintą peiliuką palaikė akmens amžiaus dirbiniu, gamintų iš meteoritinės geležies. Ta jo idėja mintį dar sustiprino straipsnis, kurį jis yra skaitęs. Tarasenka turėjo šiaip didelę biblioteką, jis vis gyvenimą rinko knygas. Knyga, kuri neabejotinai buvo pas Petrą Tarasenką, nes jis ją cituoja ir nurodo ir Gimtojoje senovėje, ir kitose savo pirmos knygutėse. Tai yra Svetovietas, proistorinės archeologijos straipsnių rinkinys, skirtas pirmykštei Lenkijos ir slavų kultūrai. Bet Svetovietė labai daug medžiagos ir iš Lietuvos mes rasime. Pirmame kaip tik tome 1899 metais yra straipsnis, etnografinis straipsnis parašytas Vaclovas Jaroševskio, vadinasi Sibiro peilis. Ir mes pamatysime, kad autorius aprašantis etnografinę medžiagą, daug keliavęs po Sibirą, bendravęs su jakutais, pamatė, kad visi jie turi svarbiausią įrankį, kuris yra tiesiog būtinas gyvenant taigos sąlygomis, žvejojant, medžiojant. Universalus, nedidelis peilis, įtveriamasis, kur į medinį kotą yra įkalta geležinė dalis, peilis su charakteringa stora nugarėlė, toks nedidelis, va čia ir pavaizduotas, visiškai toks pat peiliukas ir pavadintas jis Sibiro peiliu, nors jį naudoja įvairiausios Sibiro tautos visos ir pateiktas straipsnis sąrašas, kur tokių peilių rasta. Įvairiausias Rusijos imperijos gubernijas, tame tarpe ir Lietuvos teritorija, Nemuno, Vyslos baseiną, visur tokie peiliai buvo naudojami, archeologinėme kontekste, archeologinėje medžiagoje randami. Tarasenkai buvo vienintelis toks žinomas Lietuvoje, būtent jo surastas peilis ir jis jį ir pavadino net savo straipsnį, kad tai yra Sibiro peilis, bet jis pateikė ir originalią hipotezę, kad peilis tai yra iš meteoritinės geležies. Tai vėlgi klaida, neteisingai perskaitytas lenkiškas straipsnis. Ten parašyta, kad iš geležies grynuolių jie nukaldavo, galbūt tokia hipotezė, kad rinkdavo upėje geležies grynuolius. Arba, reiškia, sferofiritas panaudotas, kurį palaikė matomai Petras Tarasenka meteoritų. Taip ir gimė ta idėja, kad va ir mūsų peiliukas gali būti padarytas iš meteoritų. O tai, kad jis turi ornamentą tokį pat kaip ir ant keramikos neolito arba bronzos amžiaus pradžios epochos, tas vertė manyt, kad daiktas yra iš akmens amžiaus ir kaip peilis, pirmas seniausias toks peilis Lietuvoje. Pasaulio kai kuriuose vietose, kaip ir Kinijoje, Grenlandijoje, net ir Afrikoje ar Europoje, pavienių atvejų pasitaiko. Tai meteoritas dažniausiai, kurį naudodavo, tai būdavo geležinis meteoritas. Nes meteoritai, kaip žinoma, yra skirstomi į 3 grupės. Viena iš jų yra akmeniniai, kiti yra pusiau metaliniai ir treti yra metaliniai. Tai tokiu atveju tos metalinius jie irgi taip pat atskeldavo nuo pačio meteorito. Ir tada tą nuoskalą bandydavo ją apdirbti. Jie dažniausiai, kadangi nėra matę jokio kito pavyzdžio geležinio įrankio, jie stengtasi padaryti lygiai tokį pat įrankį kaip to laikotarpio akmeniniai arba titnaginiai, bent jau kauliniai peiliai. Tai vat, būtų kažkas panašaus į tai. Ar Lietuvoje tokių įrankių yra? Pakol kas man asmeniškai neteko tokių matyti. Ar tai gali būti ateityje atrasta? Gal ir gali, todėl kad Lietuvoje yra buvę ir nukritę meteoritai. Bet sunku pasakyti, ar jie būtų tinkami tokiam darbui. Tai čia yra kitas klausimas. Kaip žinia, peilis virtuvėje užima itin svarbią vietą. Ta puikiai supranta mano geras bičiulis Marius. Archeokulinaras, kuris keliauja laiku per skonį, pastaruoju metu skiria išskirtinį dėmesį ir istoriniams virtuvės reikmenims. Tarp jų be abejo ir peiliams. Tikrai mano mylimiausias peilis, ypač kadangi atstovauju tokį mėsininkų kategorijai šiuo metu, esu mėsininkas, tai yra
pagal ikonografiją padarytas 11-12 amžiaus darbinis falčionas. Padarytas pagal ikonografiją iš Biblicus Sanctum. Tokio radinio patys mes dar nematėm archeologinio, matėm tik tai patį vaizdą. Būtent dėl ko darbinis, dėl to, kad pagal dydį, nes šiaip patys falčionai būna šiek tiek ilgesni, trumpesni, bet yra tokia viena falčionų rūšis, kuri yra datuojama nuo 11 iki 14 amžiaus, tai yra mėsininkų falčionai. Dažniausiai yra šiek tiek prastesnės metalo kokybės, dėl to, kad skirta visgi ne tiek gynybai ar dekorui, o grinai darbui ir žinoma kartu ir sugebėti apsiginti. Šitas irgi yra rankų darbas viskas, tai yra rekonstrukcija padaryta mūsų kalvio Maksimo Mickevičiaus. Jam didelė padėka už tai, kadangi pasiėmė šitą puikų projektėlį padaryti, o šitą gražų dėklą, šitą gražią makštį šitam peiliui padarė mūsų odininkas Martynas Švedas. Ir taip, kol kas tai, ką mačiau, tai yra pirmoji graži gera rekonstrukcija mėsininko falčiono, kuris šiuo metu egzistuoja. Tai tikėkime, žmonės pradės domėtis labiau ir jie taps populiaresni. Šiaip apie patį peilį tik tiek, kad labai patogi dalis yra būtent šitą aštrumą, šitas smaigalys, būtent tom, kad įdėjus į tarp šonkaulių, bet įsmeigus į tam tikrus kaulus, tokių mostų labai lengvai tiesiog perkertama, perpjaunama mėsa, kaulai, sąnariai ir visa kita. Šiaip peilis yra pats sunkus, labai patogus su juo kirsti, ypač kadangi ikonografijoje yra parodyta, kad viskas, tai sakykime, mėsa yra pakabinta, gyvūnas yra pakabintas ir būtent laikant gyvūną taip tarp šonkaulių, būtent tokių kertamuoju smūgių, šonkauliniai slanksteliai yra tiesiog nukertami. Tikrai išbandžiau ne vieną ir ne 2 kartus, veikia puikiai, galandasi gerai ir esu labai patenkintas šituo savo nauju, jau ne tiek nauju, bet smagiu peiliu. Kviečiu pamatyti, kaip šių įrankių pagalba yra atkuriama viduramžių puotos ruoša. Senovės valgiai buvo įvairūs, nuo paprasčiausių ėdalų, piralų iki itin prabangių patiekalų. Būtent tokį patiekalą ypatingą progą gamino ir mano bičiulis Marius. Eksperimentas, kuriam prireikė ne tik virtuvinio talento, bet ir didelių laiko sąnaudų. Sveiki atvykę į 14 amžiaus Kernavę ir vėl. Ir kadangi šiandien vakare turim tokią garbingą puotą, mūsų kunigaikštis Aleksėjus Varpoda III grįžo iš svečios šalies, iš Nevalios, ir nusprendė savo miestelėnams įkurti didelę puotą. O kadangi žinome jau, kaip ir vienas iš būdų kunigaikščiui pasirodyti, ant kiek jis yra turtingas ir geras, tai įrengti kuo prašmatnesnę, gražesnę puotą su kuo įmantresniais patiekalais. Tai šiandien vieną iš jų ir darysime. Tai yra įdaryta antis. Eiga bus labai paprasta. Pradėsime nuo to, kad slyvą įdėsime į putpelę, putpelę dėsime į antį, organus dėsime į antį, obuolius į antį užsiūsime ir pačią antį dėsime į tešlą. Apvyniosime į tešlą ir dėsime į šitą iškastą laužavietę, dėsime žarijas, apsvilinsime šiek tiek, kad tešla sukietėtų ir tada užpilsime žemėm ir ant viršaus kursime antrą laužą. Tad ilgai nelaukim ir pradėkim. Tai yra romėniškas receptas, bet būtent siekis pasirodyti, kuo esi turtingesnis ir dar yra aukštesnis lygis, kai tą antį įdedi ir užsiūni į aviną. Tai met jau to paskutinio lygio mes nedarom, bet darom kiek įmanoma. Tai yra kaip ir siekis pasirodyti. Tai yra vidiniai organai, rūgštesni obuoliai, tai yra paukštiena, viskas yra rūgštų, paukštiena, čiobrelis, tikrai viskas yra kaip ir priklauso. Smagiausia dalis bus anties užsiuvimas. Siūsim naudodami žarną. Šiaip naudotų avies, ėriuko žarną. Mes šiandien naudosime kiaulės plonasias žarnas.
šiaip iš esmės yra labai sunku atsiriboti nuo dabartinės technikos. Ypač kas bent šiek tiek domisi virtuvė, tai visi supranta, kad visi pagrindiniai tokie gaminimo principai yra parašyti Prancūzijos virtuvė. Tai yra, kaip sakoma, aukščiausio lygio virtuvė, kuri pas mus visur ir dominuoja. Tai reikia šiek tiek pamastyti ir iš tos archeologinės pusės, kad tie gaminimo metodai, kuriuos aš žinau iš prancūziškos virtuvės, greičiausiai čia dar nebuvo sugalvoti, nes ten jau buvo ties to ilgai dirbama, bet yra ir tos monetos antra pusė, kad kadangi žmonės valgė kiekvieną dieną, norėjo valgyti skaniai, jie tikrai nesėdėjo ir kažko labai prasto pastoviai nedarė. Jie norėjo, kad maistas būtų nebe vien skonis, o tobulėtų. Viskas prasidėjo nuo pirmųjų Kernavės festivalių, kuriuos čia turėjom tikrai jau nuo labai seniai. Aš pats čia atėjau prieš 5 metus ir mane labai sužavėjo tas dalykas kaip virtuvė. Nes, matom, kad yra laužas, yra maisto kvapas, o tai dažniausiai žmonės ir sutraukia. Ir kadangi pažiūrėjau, kad visai man patinka tas maisto gaminimas, nes kartu studijavau dar ir archeologiją ir pradėjau taip domėtis, ant kiek tai yra teisinga, ant kiek tai yra archeologiška. Ar čia mes galim sakyti, kad čia yra tikra amato rekonstrukcija, ar gal čia kažkokia pseudo rekonstrukcija, kur tiesiog kažką žinom, kažko nežinom. Vienoj pusėje, tai yra iš archeologinės pusės pradėjus domėtis, o kitoj pusėje per tokius festivalius darant ir atėjo tokia, pavadinkim, patirtis. Tai pavyzdžiui, pradžioj, ką tikrai turėjau puikiai išmokti, yra kokį pasidaryti laužą, nes kaip ir čia yra mano pagrindinė darbo vieta, laužas. Čia ir Kernavėje tyrimų metu buvo atrasti apvalūs laužai. Po to teko išmokti tokį laužą, kaip, tarkim, stačiakampio formos. O kam, pavyzdžiui, buvo reikalingas stačiakampio formos laužas. Ir kaip ir iš archeologinės pusės, taip nieks tau neatsakys, tu rasi tiesiog tą stačiakampio formos laužą ir tiek. O buvo vienas festivalis Alytuj ir paprašė mūsų iškepti visą kiaulę. Ta kiaulė atsvėrė 100 kg, čia jau pilnai ją išdorojus. Tai kaip iškepti tą kiaulę ir tada supratom, kad gal stačiakampis laužas ten labiau tinka. Pasirodo taip. Viename tame lauže statoma sienelė tam, kad atsispindėtų šiluma ir tiesiog buvo kepama. Tai tokiais, kaip sakoma, pasirėmus šiek tiek archeologija, tiek viena ar kita patirtim, mes ir bandom konstruoti tą mūsų vadinamą maisto rekonstrukciją. Šefas ruonis jį įneša ir pristatys. Šio patiekalo pavadinimas yra kunigaikščio išmislas. Ar atsakys man kas nors, kodėl tai yra kunigaikščio išmislas? Taip, nes prabangiau negali būti. Mes turime tešloje keptą antį, kuri yra įdaryta putpelę, kuri įdaryta slyvą. Nes visi bando padaryti kuo daugiau, kuo keisčiau ir gal net kuo skaniau. Tad siūlau ragauti tą mūsų įdomųjį kunigaikščio išmislą. Šlovė Varpodai! Alaus! O, gerai. Tas labai skaniai. Atrodo, čia slyva? Čia obuolys. Kur slyva? Čia obuolys. Mariau, melavai! Bet aš manau, mes turim kur tobulėti sekančiam kunigaikščio sugrįžimui. Baikit, aš čia vėl nelaisvės kamuosiu. Šiaip tai ten originalus tai yra nujaučia prasidėlės. Tai čia dar geriau juda. O po to prie dramblio prieisime. Šiandien skonių tiek. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės pakviesime jau į kitą ekspediciją.
Šią ir kitas keliones visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.